Exogrow preparatas yra skirtas plaukų slinkimui. Jisai yra įvedamas į galvos odą naudojant mikroadatas Dermapen aparatą. Jis yra labai turtingas savo sudėtimi, nes turi labai daug augimo faktorių, kurie skatina plaukų augimą, peptidų, aminorūgščių, polinukleotidų. Dėl to tikrai yra užvedamas plaukų folikulų augimo mechanizmas. Exogrow procedūra su Dermapen aparatu gali būti naudojama labai įvairaus pobūdžio plaukų slinkimui. Pagrinde tai yra nerandiniai plaukų slinkimai, tai yra su amžiumi susijęs plaukų retėjimas tiek vyriško, tiek moteriško tipo, taip pat dėl medžiagų apykaitos stokos, tai yra vadinamasis telogen effluvium, net ir esant anagen effluvium, tai yra onkologinės kilmės ar labai staiga atsiradęs slinkimas, kai iškrenta plaukai, kurie turėtų likti ir augti, puikiai gali būti pristabdomas su Exogrow procedūra. Dažniausiai mes susiduriam su pacientais, kurie turi androgeninį plaukų slinkimą, tai yra priklausanti nuo hormonų, tiek vyriško, tiek moteriško tipo, tai Exogrow procedūra tam yra labai tinkama. Taip pat židininė alopecija, kuomet plaukai slenka židiniais, gali būti taikoma Exogrow procedūra. Taikant Exogrow, pirmus rezultatus, tai yra sustojimą plaukų slinkimo, jūs galite pastebėti po keletos procedūrų. Tačiau geram rezultatui plaukų ataugimui pastebėti reikėtų 4-6 procedūrų. Exogrow tai yra priemonė su egzosomomis, kurios dabar yra labai populiarios ir atliekama su joms labai daug tyrimų, turi klinikinių tyrimų, yra patvirtintas jo veiksmingumas užtepant ant galvos odos ir įtrinant, įvedant giliau su mikroadatomis ir jisai puikiai dera su kitomis procedūromis. Galime derinti ir su PRP procedūromis, su priemonėmis namų naudojimui, netgi rekomenduojama yra naudoti egzosomas namuose, kurios skatina toliau plaukų augimą, taip pat dera ir su sisteminiu gydymu plaukų slinkimui. Exogrow yra pranašesnis už kitus rinkoje esančius produktus tuo, kad tai yra produktas su egzosomomis, kurios pasižymi didelę skvarbą. Egzosomose yra labai daug veikliųjų medžiagų ir pliusas yra tas, kad jos yra pagamintos sintetiniu būdu pagal žmogaus molekulę, dėl to alergijų ir pašalinių reakcijų rizika yra labai maža.